Taip. Mm, ar mus tenkintų tokios sąlygos? Iš tikrųjų, klausimas apie darbą, toks apie atlyginimą ir apie lūkesčius, kurių darbdavys nepateisina. Ir skundžiasi mergina. Jaučiuosi neįvertinta, galvoju, kad per ilgai užsibuvau vienoje vietoje. Iš kitos pusės žiūrint darbo skelbimus, norisi verkti. Savo aplinkoje girdžiu skirtingas nuomonės. Tai labai įdomu, kaip situacija atrodo iš šalies, ar manęs iš tikrųjų neverta, ar mano lūkesčiai per dideli. Čia visas aprašymas, kaip ten alga, ten kokia buvo, kokia dabar. Ir kaip, žodžiu, kaip darbdavys nemyli. Mielos dirbančios merginos. Iš tikrųjų, šito posto autoriai, tai aš turiu klausimą, kur tavo vyras? Ne? Jeigu tu neturi vyro, blogai. Jeigu turi vyrą, tai kur žiūri tavo vyras? Kodėl? Nes jeigu moteriai, merginai reikia dirbti, jeigu jai reikia dirbti ir išlaikyti šeimą, ta prasme, darbas yra tam, kad uždirbt pinigų. Labai rimtai, ta prasme, jau čia rūpintis šeimos biudžetu. Tai tokia situacija tave veda kaip moters į degradaciją. Tu kaip moteris degraduoji. Vyras nuo tokios sistemos, jisai auga, jisai tvirtėja, jisai, ta prasme, jis tobulėja. Moteris, jis tobulėja kaip vyras, aišku. Moteris, jeigu jinai yra priversta dirbti, uždirbti ir išlaikyti šeimą, papildyti biudžetą, ar kažkas tai tokio, vadinkit kaip norit, tai veda ją į degradaciją. Jinai kaip moteris degraduoja. Be abejo, moteris gali dirbti. Turi dirbti, jeigu labai nori. Viskas tvarkoj. Bet moteris turi dirbti darbą savo malonumui. Darbas turi teikti tau malonumą. Darbas turi ir atlyginimas turi teikti tau malonumą. Jeigu taip nėra, tu save naikini. Tai šitoj vietoje viskas labai paprasta. Jeigu tavęs netenkina tos sąlygos ir darbas nėra tau ten žiaurus kaifas, pavyzdžiui, nežinau, tai viskas, bėk ir neatsisuk. O toliau tai klausimas vyrui, kodėl tavo moteriai, tavo mylimai moteriai reikia dirbti. Tai va tiek. Nieko čia ypatingo. Ir realiai nieko naujo nepasakiau.